Sveiki, čia gbb.lt tekstai. Su naujais. Aš esu Tadas ir šiandien jums perskaitysiu dar pernai metų Liepos mėnesį GPB parengtą interviu su Barboros darbuotojais. Deja, bet praėjus pusmečiui šis interviu aktualumo visai neprarado. Kai krauni varguoliams, turi daugiau lankstytis. Darbas Barboroje per pandemiją. Per karantino laikotarpį prekybos centrų skelbta padėkų ceremonija darbuotojams šiandien jau beveik išnyko iš reklaminių stendų. Prekybos centrai bene vieninteliai karantino metu ne tik išsaugojo, bet ir padidino pajamas, o labiausiai išaugo prekių pristatymo paslaugas teikiančių bendrovių apyvartos. Šios bendrovės per vieną savaitę įdarbino tūkstančius, dažniausiai ką tik darbus praradusių ar į prastovas išsiųstų naujų žmonių, kurios taip pat lengvai ir atleido, pajutusios pirmosius apyvartos kritimus. GPB pristato interviu su Barboroje per karantiną dirbusiais žmonėmis. Kol Maxima dėkoja herojams, kad šie atneša maistą iki jūsų stalo, mes kviečiame su šiais herojais ir maisto keliu susipažinti artimiau. Apie Barboros surinkėjų darbo subtilybės per patį koronos piką, išsiskiriančius pirkėjų tipažus ir prekybcentrio salėje apsigyvenusį katiną kalbame su Aleksandra ir Rimu. Vardai pakeisti. GPB. Pirmiausiai papasakokite, kas jūs atvedė į Barborą. Aleksandra. Prasidėjus karantinui man reikėjo darbo ir per Workis laikinojo įdarbinimo agentūrą pasiūlė šį darbą. Tai buvo geriausias pasiūlymas, man net nereikėjo eiti į pokalbį. Pamatė mano CV, paskambino ir paklausė, ar norėtumėte dirbti Barboroje. Sakau, norėčiau. Gerai, pasirašykit sutartį internetu ir nurodė, kada ir kur man ateiti. Bet sutartį aš pasirašydavau vis naują kiekvieną savaitę. Viena sutartis 4 pamainoms, nors buvome sutarę, kad dirbsiu 2 mėnesius. Tai užbaigiau darbo savaitę, sumoka atlyginimą ir kitą savaitę vėl 4 dienoms pasirašau naują sutartį. Per visą laiką pasirašiau 8 sutartis. Rimas. Aš prieš krizę turėjau stabilų darbą, o tada, sustojus įmonės veiklai, prasidėjo neaiškumas, ar čia tos prastovos bus ar ne. Bet kokiu atveju pajamos sumažėjo drastiškai ir neturėjau jokių santaupų, reikėjo ieškotis darbo. Radau Barboros pasiūlymą ir įsidarbinau joje tiesiogiai, pasirašiau 2 mėnesių terminuotą darbo sutartį. Kadangi dirbau naktimis, tai mokėdavo 1,5 karto didesnių tarifų, per mėnesį apie 900 į rankas gaudavau. GPB. Įsidarbinote Barboroje per patį karantino piką. Ar turėjote kokius specialius apmokymus? Kaip vyko darbas karantino metu? Rimas. Kai atėjau pirmą dieną pasirašyti sutarties į Maximos ofisiuką, tai koridoriuje buvo nemažai žmonių susirinkę, stovėjo gal 20, pasiruošę pasirašyti sutartis. Tada tikrino visų temperatūrą. 2 merginas išsiuntė lauk, nes jų siekė 37,1 laipsnio ar kažkas tokio. Jos nepatenkintos paburbėjo, bet išėjo, nes ką padarysi. Tada mūsų kvietė į tokią auditoriją, paaiškino apie darbo laiką, trumpai apie patį darbo pobūdį, viskas ten paprastai ir aišku ganėtinai. Per visą darbo laiką buvo keli atvejai, kada išsiuntė darbuotojus namo, nes buvo 37 su trupučiu. Bet mano temperatūros praktiškai nebuvo patikrinę daugiau. Jie turėjo tikrinti visus vienu metu, kad niekas nepraslystų. Bet arba tave pamato prasilenkiant, arba nepamato. O kai tikrina temperatūrą su to bekontakčių termometru, nuskenuoja kaktą, sako ta kolegė, gerai. Palauk, sakau, o tai kiek čia rodė? 35,3. Nu gerai. Ten jie tik formaliai viską sutvarko, davė pasirašyti po taisyklėmis dėl saugumo priemonių laikymosi ir tiek. O tose taisyklėse parašyta, kad turi laikytis fizinio atstumo, plauti pastoviai rankas, dėvėti pirštinės ir panašiai. Aš nelabai skaičiau, nes ir taip jau per daug aplinkui buvo akcentuojama, kaip reikia laikytis tų saugumo priemonių. Bet viena kolegė paskaitė, sako, aš čia jau matau, kad 2 punktai pažeidžiami pastoviai. Tai nusijuokėm ir toliau išėjom dirbti. Apie fizinius atstumus net nėra ką kalbėti. Kai pradedi darbą ir visi renka tuos skenavimo aparatus, tai tarpduryje grūdasi apie 15-20 žmonių. Kažkas vis pajuokaudavo, kad jeigu vienas užsikrėtęs, tai jau visiems bus blogai. Pasijuokė ir viskas, eini toliau dirbti. Jeigu įmonė siekia, kad dirbtume visi efektyviai, tai kol vienas žmogus ieškos prekių vienoje lentynoje, tu stovėsi už 2 metrų ir lauksi, kol jis nueis? Nelabai. Aleksandra. Nebuvo mums pasirinkimo, nes kad ir kaip norėtum saugumo laikytis, tu neišlaikysi atstumo su kolegomis ir nėra kitų galimybių. Tai viskas juokais ir numalšinama. Sandėlys visiškai nepritaikytas koronavirusui, nes jis mažas, visi darbuotojai susigrūdė, šiknom reikia trintis. Pietų su Maximos darbuotojomis valgydavome kartu. Aš ir kaukę nusiimdavau, kai žmonės nemato, nes 12 valandų išbūti su kauke tai didelis diskomfortas. O temperatūrą man per visą laiką tik vieną kartą tikrino.
Tai tikrai 100% saugiau apsipirkti pačiai, negu tikėtis, kad ten viskas vyksta steriliai. Rimas. Gal žmonėms psichologiškai lengviau, nes tu nematai jokių kontaktų. Gali tiesiog palikti prie namų dėžę arba atvažiuoti prie tos Maksimos, atidaryti bagažinę ir tau įdeda prekes į bagažinę. GPB. Karantino pradžioje visuomenėje kilo nerimas, kad tuoj pradės trūkti prekių. Tai kaip ten su tuo tualetiniu popieriumi iš tikrųjų buvo? Aleksandra. Oi, tualetinis tai visą laiką ėjo, apsišikė visi. Nekarta buvo, kad pilną vežimą vien tik tualetinio popieriaus vežiau. Rimas. Kas nustebino, tai kad prieš koroną buvo tas didžiulis aplinkosaugos skandalas dėl Grigėjo išpiltų teršalų. Tada Maxima buvo išėmusi šitos kompanijos popierių iš prekybos, atseit socialiai atsakingas verslas. O paskui padidėjo paklausa ir vėl greitai šik popierį krauni žmonėms, didžiuliais mastais. Pamiršo visi, yra svarbesnių reikalų. Aleksandra. O bendrai tai kai pradžioje visi varė pirkti, gal tik savaitę trūko prekių, o po to vėl greitai užpildė. Žmonės labai daug pirko, tai Maxima pasamdė kaip ir mus trumpalaikiam darbui papildomų darbuotojų. Tuo metu labai daug mūsų dirbo ir beveik visi varė naktimis, nes sakė, kad nespėja krauti. O šiaip prekių trūksta tik tada, kai būna kokia akcija, tada jas iš karto išperka. GPB. Tai ir buvo kokių įsimintinų prekių sąrašų, kur pagalvoju, ką čia su tomis prekiamis darys. Aleksandra. Kai nebūdavo ką veikti, tai aš žaisdavau žaidimą, įsivaizduok pirkėją pagal prekes. Tai veganai ir vegetarai iš karto pasimatydavo. Dar yra supermamos, jiems reikia visus Beatos padažiukus nusipirkti. Ir aišku, turtingi iš karto išsiskirdavo, kai pirkdavo 5 pakelius šaldytų slyvų po 4 eurus ir 3-4 kartus brangesnių ekologiškų produktų. Labai stipriai jautėsi pirkėjai pagal klasę ir tokių žmonių yra dauguma. Aš pirmai įsivaizdavau, kad daugiausiai užsisako per Barborą pensininkai, bet iš tikrųjų tai žmonės, kurie turi didesnes nei vidutinės pajamas. Nepasakyčiau, kad Barbora yra paprastam pirkėjui. Sausų makaronų davinį labai retai kada reikėdavo įdėti. Aš atkreipdavau dėmesį, bet tai labai retas atvejis. Dar labai dažnas atvejis, kad užsisako 12 litrų vandens. Rimas. Rimtai? Kas užsisako 12 litrų vandens? Šito niekados nesupratau. Ir vienam žmogui kraunė Akvilės, Vytauto, Neptūno visokio. Būdavo, kad kraudavau pigesnių prekių krepšelį, tai reikėdavo pasilankstyti, nes viršutinėse lentynose, kaip taisyklė, prekės yra brangesnės, o apatinėse ten jau varguoliams. Taigi kraunė varguoliams, turi daugiau lankstytis. GPB. Pradirbote Barboroje porą mėnesių, bet ar galėtumėte įsivaizduoti, kad tai būtų jūsų pastovus darbas? Rimas. Kad pastovus tai ne. Būtent tokių grafikų ir tokio darbo tikrai nebūčiau išdirbęs ilgai. Man būdavo sunku dėl naktinio darbo. Dirbau nuo 8 vakaro iki 8 ryto. Mums duodavo pasirinkti, ar tu nori pietų pertraukos ir išeiti 8 ryto, arba dirbi be pietų ir išeini 7 ryto. Aš realiai net nežinau, ar čia legalu taip, bet praktiškai visi dirbdavo be pertraukos. Gal kažkas iš pradžių buvo tos pietus pasiėmę, bet naktį nelabai nori valgyti. Ten kokį užkandį pasigamini, kavos atsigeri, parūkai ir toliau varai. Tai baigdavau darbą apie 7-8 ryto ir miego ritmas baisiai išsiderindavo. Per 4 laisvas dienas jį grąžinti sunku. Būdavo, kad labai ilgai miegu, po 12 valandų, arba neprimiegu, tik 4 valandas. Vis tiek neišeidavo pailsėti per tas 4 dienas. Gal dirbant dieną ir miegant naktį būtų buvę lengviau, sunku pasakyti, bet jausdavosi krūvis. Atsimenu tą vaizdą, kai paryčiais aplinkui apsidairiau. Visi vaikšto sulūžę, visiškai, šlubuoja žmonės ir bando užbaigti tuos užsakymus paskutinius, kad greičiau namo išeitų. Aš pats prieš tai dirbdavau nemažai ant kojų, tai gal mažiau jautėsi, bet irgi po darbo nakties kojų raumenys spazmuodavo. Ten prisėst pailsėtai nelabai, pastovi ant kojų. Aš tikėjausi padirbti porą mėnesių iki karantino pabaigos, bet galų gale mane atleido likus 3 savaitėms iki sutarties pabaigos. Buvau bandomajame laikotarpyje ir jie pasakė, kad mano darbas buvo neefektyvus. Tas darbo efektyvumas matuojamas pagal surinktų prekių skaičių, tai aš lėčiau rinkau už visus kitus. Aišku, ten buvo daug niuansų, pavyzdžiui, aš kokias 2 pirmas savaitės dirbau vienoje Maksimoje. Tada atėjau vieną dieną į darbą ir sako, tu čia perkeliamas į kitą rajoną, kitą prekybcentrį. Aš buvau nepatenkintas, nes ten toliau nuo namų ir čia jau buvau apsipratęs. Pradėjau dirbti kitoje Maksimoje, vėl reikėjo iš naujo priprasti ir be abejonės prekių išdėstymas labai svarbus tam pačiam darbo efektyvumui. Tai aš paklausiau, ar čia taip galima. O jie atsakė maždaug, Kauno mieste galime mėtyti kaip mums reikia. Ir mes priėmėme per daug darbuotojų čia. Iš tikrųjų taip ir buvo, nes užsakymai buvo baigiami keliomis valandomis anksčiau ir tiesiog paleisdavo mus namo. Tai optimizavo darbo jėgą ir perskirstė. Bet man pasisekė, kitiems nepavyko taip greitai grįžti į senas darbovietes. Mano paskutinė darbo diena buvo pačiam balandžio gale, o aš grįžau į savo seną darbovietę gegužės 6 dieną.
Tai tą savaitę, kai vėl neturėjau darbo, buvau nežinioje ir daug nerimavau. Bet paskui viskas susidėliojo į savas vietas ir galų galiai išėjo menki nuostoliai. Kai mane atleidinėjo, tai man skyriaus viršininkas siūlė pasirašyti lapą ir išeiti savo norų, o aš sakiau, savo norų neišeisiu. Yra sutartis 2 mėnesiams, tai ir laikomės. O jeigu norit atleisti, tai gerai, pagryskit ir atleiskit. Tai man jis argumentavo taip, kad man čia bus geriau pačiam nuo to, nes jeigu mane atleis, tai mano darbo istorijoje matysis, kad mane atleido dėl prasto efektyvumo. Aš žiūriu į jį ir sakau, tu galvoji, kad kokiam normaliam darbdaviui rūpės, dėl ko mane iš Maksimos atleido? Apie ką mes čia kalbam? Aleksandra. Kas ten dirba, tai dažniausiai neturi jokios kitos darbo patirties. Dažnai tai pirmas darbas. Bet tokio darbo patirtis nelabai ką reiškia, kai ieškai darbo kitur, nes ten nieko neišmoksti. Įrašas į CV nebent parodo, kad gali ant kojų ilgai išbūti. Persiorientuoti į kitą sritį darbo, tai praktiškai neįmanoma, nes nėra daugiau niekur tokių darbų. Aš irgi jau kuris laikas darbo nerandu, nors ir patirties turiu. Man pradžioje siūlė Barboroje pasilikti, bet aš pasakiau, kad nenoriu ilgiau likti, tai mane atleido dar greičiau, likus 5 darbo dienoms iki sutarties pasibaigimo. Kiek šnekėjau su tomis, kurios jau ilgiau dirba, tai būtų galima galvoti, kad jau pripratusios prie darbo krūvio. Aš irgi galvojau, kad galiu nesunkiai jį pakelti, bet visą sutikome, kad po 4 pamainų kitą dieną tai gulėsiu lovoje, vien tik žiūrėsi serialus, nes ant kojų stovėti visiškai neįmanoma. O sunkiausia tai, kad reikia daug lankstytis, o visą laiką tinkamai tai nesilankstysi. Kai čiulpinuką tau vieną reikia paimti, tu pritupimo nedarysi, o tų čiulpinukų labai daug būna. Tai visada ant kojų ir lankstaisi. O jei dar į daržą, vaisių ir daržovių skyrių nusiunčia, tai dar ir svorius kilnoji. O pertraukėlės būna tik kas 2 valandas. Tai kai tą 1 mėnesį buvo didelis krūvis, tai visą laiką ant kojų. Padarai užsakymą, kas užtrunka apie 2 valandas, tada 5 minutės parūkai ir vėl varai. GPB. Papasakokite apie savo kolegas ir kolegės. Ar jų darbo istorijos panašios jūsų? Rimas. Pas mane prieš tai nebuvo tokio dalyko kaip naktinė pamaina. Tai aš kiek kalbėjau su kolegomis, tai visi tokie likimo bičiulės. Darbus prarado per krizę ir turėjo kažkaip suktis. Tai keli buvo pasirašę tokias pačias terminuotas sutartis kaip aš, 1 mėnesių, bet dauguma buvo iš įdarbinimo agentūrų. Aleksandra. Kiek aš bendravau, tai tie, kurie atėjo laikinai dirbti, daugelis buvo prastovose. Arba kas iš paslaugų sektoriaus, tai jiems būdavo sudėtingesnė situacija, nes ne visada prastovą suteikdavo. Daug žmonių sakė, kad laikė ir galiausiai, kai jau turėjo grįžti į darbą, atleido. Dar Barbora turėjo pasirašiusi sutartį su Kankanu ir dar keliomis pizzerijomis – Green Cafe, Kafeinu. Tai va šitos buvo pagrindinės darbuotojų tiekėjus. Jų sutartyse buvo garantuotas darbas Barboroje, kol negali grįžti į Green Cafe. Bet buvo visaip, vienus atleido ir iš ten, ir iš kitur, vieni pasiliko, kiti sugrįžo. Bet buvo įdomu tas, kad aš per mėnesį gaudavau apie 670 eurų į rankas, o šitų vadinamųjų išnuomotojų darbuotojų alga nesiekė 500 eurų. Tai pirma pradėjo atleidinėti atėjusius iš Vorkio agentūros ir pasiliko nuomotus darbuotojus. Bet šiaip keista, kai atleido didžiąją dalį žmonių vieną dieną, tai kitą dieną vėl mačiau skelbimus, kad ieško darbuotojų tą pačią pamainą. Atrodė, kad jie pirmą padaro, o po to žiūri, kaip čia viskas einasi. GPB. Greitai reaguodavo į tai, kad mažėja pirkimai ir iškart atleisdavo dalį darbuotojų? Aleksandra. Kai pradėjo mažėti, tai gal po kokių 4 dienų pradėjo atleidinėti žmonės. Nes paskutinę mano savaitę kokias 2 valandas iš 12 nedirbdavome, tiesiog nieko nedarydavome. Tada jau visi nujautė, kad tuoj prasidės atleidimai. Rimas. Pas mus irgi pamainoje nujautė. Būdavo, kad užsakymų jau po truputį laipsniškai mažėja, tai vadybininkė ima klausinėti. Gal kada planuojat išeiti? Gal turit kitą darbą? GPB. O koks pasiskirstimas darbuotojų pagal lytį? Rimas. Pas mane pamainoje moterų dauguma buvo, 3/4 maždaug. O aš dirbdavau Vaisvandeniuose ir Bakalėjoje, tai ten dirbdavo praktiškai vien vyrai, nes prekės sunkesnės. Aleksandra. Bet nebūtinai, nes pavyzdžiui darže, kas renka daržovės, tai yra sunkiausiai. Vežimas prisipildo iki 300–400 kg ir ten dirba smulkios merginos. Pas mane pamainoje iš surinkėjų gal tik 2 vaikinai buvo, o pagrinde visos moterys. Tai kas nerenka prekių, tai tie buchūrai. Teko girdėti labai daug pasisakymų. Ai, tai buchūras, ką jis apie tas prekes supranta. GPB. Kokie santykiai buvo tarp darbuotojų ir vadybos? Ar labai muštrodavo darbuotojus? Aleksandra. Kai pirmą kartą sudaužiau sloiniką agurkų, pranešiau vadoviai. Man pasakė, kad reikia atnešti įkalčius parodyti, bet aš sakiau, juk čia šukės, o man jis sako, žinokit vis tiek reikia atnešti, kad aš galėčiau čionais.
Sakau, va, aš padariau nuotrauką, kaip viskas dužo ir barkodą nufotografavau. Ne, žinokit, reikia atnešti. O kitas vadovas į mane žiūri ir šypsosi. Tai aš supratau iš jo šypsenos, kad nereikia jiems šitų dalykų sakyti, nenešti jiems papildomo darbo ir biurokratijos. Tai po to karto, kai ką nors sudaužydavau, tiesiog apsidairydavau ir pasišalindavau. Kitą kartą buvo visas vežimas ant manęs užkritęs. Kroviau labai daug gėrimų į dėžes ir tas visas vežimas nuvirto ant manęs. Pačiai pasisekė nesusižeisti, bet sudužo gal kokie 6 pakeliai sulčių. Išsitaškė visokios kruopos ant žemės. Tai nuėjau pas Maksimos darbuotoją, pasakiau, kad reikia valytojos ir atsistojau į kitą vietą. Nes jei pasakysiu, tai ką, visus permirkusius ir tekančius pakelius nešti į ofisą tik dėl to, kad gaučiau pizdai? Svarbiausia, kad viršininkas nematytų lėtai vaikštant ir su visko sutiktum. Sandėlyje yra kabinetukas, kur sėdi vadyba ir bet kada gali ateiti. Stikliniai langai, viską mato, kaip tu krauni, tavęs tik pačioje Maksimos salėje nesimato. Tai jeigu ateina į salę pas tave, tai jau žinai, kad vėluoji. Dar svarbiausia nevėluoti. Dienos pamainoje būna 5 ar 4 išvežimai. Mes turime per 3 valandas paruošti išvežimą. Tai kai pirmą mėnesį buvo labai didelė apkrova, beveik visą laiką vėluodavom. Tada, kai pamažu karantinas atslūgo, jautėsi, kad vis mažėja tempas. Šalia to dar buvo nustatytos asmeninės eilutės, bet iš mano patirties tai ten buvo toks labiau biurokratinis bezdalas. Tarp darbuotojų tai tie, kas ilgiau dirba, jau visai susibičiuliavę su viršininkais. Man visai malonus vadybininkai pasitaikė. Ir kas man dar patiko, tai kad jau ilgiau dirbančios darbuotojos žinojo savo vertę ir neklausydavo tų viršininkų. Tai toks ir santykis būdavo, kad jeigu viršininkas sako, blet, užsičiaupkit, per visą Maksimą girdisi, jos tik dar garsiau pradeda žvengti, ko iš čia rėkoja kažką. Rimas. Gal iš tikrųjų priklauso nuo skyriaus, nes aš dirbau Bakalėjoje ir Vaisvandeniuose. Tai ten išmokus prekių išdėstymą išeidavo greitai pasiekti kvotas. Bet paskui mane perkelė į pramonės skyrių, kuris žymiai didesnis. Ir aišku, naujas skyrius, vėl nieko nematai. Pavyzdžiui, kūdikių tyrelis. Jos visos vienodos ir naktį ir paryčiais, kai jau galva visiškai neveikia, skaitai tą smulkų tekstą, tai būdavo iš tikrųjų sunku. Pas mane buvo kita pamainos vadybininkė, kuri labai varinėjo. Per rūkimą pertraukėlės išeidavo ir klausdavo, ko tu čia nedirbi, ar tau kažkas neaišku, ir panašiai. Bent jau asmeniškai mane tai nustebino. Gal buvo spaudimas iš viršaus, kad dabar muštruos visus, nes ir padidėjo tų užsakymų ženkliai. Tai reikėjo suktis ten, o kolegų tai pas mane įvairių būdavo. Ir tokių, kurie trindavosi aplink vadybininką, eidavo kartu parūkyti ir juokaudavo kartu. Aš nesupratau, ar jie norėjo specialiai įtikti, ar iš tikrųjų smagu bendrauti su tuo žmogumi. Nes man tai pasirodė iš tikrųjų labai atgrasus žmogus. Tai va, ir aš bendros kalbos nelabai rasdavau, bet būdavo, kas bendraudavo. Dar juokinga istorija. Maksimoje gyveno katinas, ypač prie kačių maisto trindavosi. Ir girdi, kaip kažkas krebžda, kai pamatydavai, nudžiugindavo iš karto. Aleksandra. Arba prie mėsos. Kartais eini, prabėga katinas. Aš nežinau jo likimo, mane spėjo atleist. Gal vis dar gyvena ten salėje, nes niekas jo nepagavo, bailus buvo. Susirado kur šilta ir pavalgyt ko rasdavo. GPB. Klausimas pabaigai. Kaip reaguojate į Maksimos ir Barboros reklaminės padėkas darbuotojams herojams? Aleksandra. Taip PR dabar darosi. Šiaip jautėsi, kad darbuotojai nelabai jiems svarbu. Rimas. Aš galvoju, to ir reikėjo tikėtis. Realiai jie pasinaudojo krize, užsidirbo labai daug pinigų, apyvartos, manau, pakilo kelis kartus šio laikotarpiu. Ir dabar naudojasi progą pasirodyti kaip socialiai atsakinga įmonė. Mes surinkome žmonės, kurie nukentėjo nuo krizės, mes jiems davėme darbo, davėme pajamų, taram. Užsidirbo pinigų, o dabar gali leisti savo šitą reklaminę kampaniją. Ačiū ir viso gero. Daugiau tekstų galite rasti gpb.lt, o tų tekstų garso įrašų ieškokite visur, kur klausote ir iš jo. gpb.lt galite paremti per platformą Patreon ir PayPal.